Dvimačių medžiagų pasaulis atsiveria dar 2004 metais, atradus grafeną, anglies atomų korio tipo gardelę. Taip, mokslininkai atsitiktinai atrado, kad lipni plėvelė gali atplėšti vos vieno atomo storio grafito sluoksnius. Šios dvidimensinės medžiagos sluoksniuose mes turime stiprius kovalentinius ryšius plokštumoje ir silpnas jėgas, vadinamasias Van der Waalso jėgos, tai silpni kvantmechaniniai tokie ryšiai tarp sluoksnių. Taigi, už žmogaus plauką tai yra milijoną kartų plonesnė medžiaga, bet tuo pat metu yra tvirčiausia pasaulyje. Dvimatė anglies atomo medžiaga pasirodo stipresnis už plieną ir ypač lankstus. Jo atradėjams 2010 metais buvo skirta Nobelio premija. Graphene is my best bet for the next disruptive technology.